Labas, pasižiūrėkim dienos kortą lapkričio 25 dienai. Ir tai yra mėnulis. Gali būti, kad diena tokia paslaptinga. Kažko nematysite, gali būti tam tikra iliuzija, kažką matysite, bet galbūt ne taip. Ir labai mistinė diena tokia. Patarimas galbūt būtų būti atidiems, neišsiblaškiusiam, kad nepraleistumėt kažko svarbaus, ką reikia pamatyti, kad nepasijungtumėt ten, kur nereikia pasijungti, ten, pavyzdžiui, tiesiog kokią nors nuorodą paspaudžiat ir jūs ten kokį nors virusą prisikabinat kompiuterį ir telefonę. Žodžiu, reikia būti atidesniems ir žiūrėti, stebėti savo veiksmus, nes yra galimybė užtemusios sąmonės tokios, kad autopilotų gal galite kažką padaryti arba tiesiog nesigilindami, kas yra svarbu ir į ką reiktų atkreipti dėmesį. Galbūt kažkam sapnai bus svarbus, ką sapnavote, atkreipti dėmesį. Kai kam gali būti tiesiog iš pasąmonės plaukti tam tikri dalykai, susidurti su tam tikrom traumom, galbūt šią dieną galit iškilti kažkokie trigeriai, galbūt išlysti. Žodžiu, pirmadienis paslaptingas, nežinau, ar labai lengvesnis negu sekmadienis, bet kaip sakant, kiekviena diena vis geresnė, finale vis vien viskas, kas vyksta, būna mums tik į gerą. Tai kiek įmanoma lengvesnio pirmadienio ir iki.